Sveiki, esu Valdemara. Parinkau astrologinę informaciją apie 21 šių metų savaitę ir pateiksiu ją internetinėme puslapyje indigovara.lt. Avinas. Stiprėja informaciniai srautai. Aplink jūs sklando geros ir pelningos naujos žinios. Tiesa, viską pramirksėti ir neįvertinti didelė galimybė. Sunku pailsėti, sudėtinga ramiai, skaniai pavalgyti, nes gaunasi tik tada, kuomet yra minutė laiko ir kas yra po ranka. Ir dar viena keistenybė – didelių pinigų skaičiavimas omenyje. Todėl nesistebėkite, kai aplinkiniai jau ims priekaištauti ir vėl tu pradedi. Daug darbų, dirbti seksis, tik meilė zonoje dainos pritylę. Jautis. Daug stabdymų. Situacijos lyg įstrigę, profesinio augimo nesimato, į jūsų nuomonę taip pat kukliai įsiklausoma. Tai reikia išlaukti, nes viskas praeis. Tiesiog šiuo metu prieš jūs atsisuka per dideli jūsų norai. Didėja būtinos išlaidos, o norėdami save pamaloninti, galite nesilaikyti pagundai, neapgalvotai paišlaidauti. Laikas įsimylėjusiems vaikščioti, apie jausmus kalbėti. Darbai sunkus yra ir vis dar išliks. Partneriai į šalis dairosi, ekstremalios nuotaikos neapleidžia nė per žingsnį. Vis norisi, kad kažkas keistusi. Dvyniai. Labai jau stipriai pripūtėte savo egoizmo balioną. Gal bent truputėlį nuleiskite garą, nes esantiems šalia jūsų gali deguonies pritrūkti. Į lentynėles padėkite pailsėti savo išpuikimą, prisigalvotą išdidumą ir iškart pasidarys lengviau gyventi. Puoškitės, pyragus kepkite ir valgykite. Nėra čia ko jums džiūti. Gali trūkti pašnekovų, nes jau visi prisišnekėjo su jumis ir ilgam. Žinios į galvą nelenda. Prisimenate? Tai, ko visiškai nereikia prisiminti, o pamirštate pačias svarbiausias gyvenimo tiesas. Vėžys. Mažėjo miego poreikis. Apetitas keičiasi. Valgyti norisi daug mažiau, bet daug skaniau, gražioje aplinkoje, be jokio skubesio. Laiškai stebuklus daro, žodžiai liejasi laisvai ir pasikalbėti visuomet yra su kuo. Bėda viena, laiškuose ir pokalbiuose dingsta laiko pojūtis. Aiškiausiai suvokiama, kad tik švelnumas ir įžvalgos apie ateitį turi prasmę. Aistra kurti, dirbti ir mylėti – tai 3 žirgai, kurie neša jūs į briliantinį kelią. Liūtas. Viskas labai paprasta ir vis kasdien paprastėja. Noriu permainų gyvenime, o jų nesimato ir ilgai nesimatys. Permainos žinoma yra ir bus, bet jos paprastos, einamosios, įdirbtos ir priklausančios pagal amžių. Yra už ką pirkti, tik pirkinių prasmė dingsta. Tai, kas jums dabar labai trukdo, tai kalbos apie laiko trūkumą. Aplink jūs sukosi sėkmingi žmonės, dar yra aistringi. Kuo daugiau gilinkitės į savo darbus ir mažiau dūsaudami dairykitės. Mergelė. Ryžtingos, spalvingos ir greitos mergelės. Visiems jūsų reikia, visi jūsų nori, nes mokate viską nudirbti ir sugebate atsakyti į visus klausimus. Jums paroje trūksta tikrai ne vienos valandos. Šiuo metu jums lengva naudotis įvairiais informaciniais srautais. Galite gauti tokių pasiūlymų, kad ir sunku suvokti, jog tai tiesa. Jūsų dalykiniai partneriai vieną galvoja, kitą kalba ir bala žino, ką daro. Laukite stebuklo. Svarstyklės.
Laimingi tie, kas tvarkingai sukasi laiko ritme ir miega laiku, ir keliasi laiku, ir maldai laiko randa. Norisi lepintis, skaniai, neskubant valgyti. Gaunasi gaminti pagal įmantrias receptūras. Tinkamas laikas gilintis į naujas žinias. Saugokitės drėgmės, gerkite tik švarų vandenį, atsargiai elkitės prie vandens, su vaistais ir alkoholiu. Tikėtina, kad norėsis labai margai rengtis. Ir tai nėra blogai, nes margumas šiuo metu jūs saugo ir suteikia optimizmo. Skorpionas. Į bet kokią gyvenimo situaciją negailėdami kraukite aistrą ir viską maišykite į jums patogią pusę. Nesikuklindami pirkite, nesikuklindami parduokite, pilnas saujas ir kišenes prisikraukite ir raskite pakankamai laiko sočiam atsipūtimui. Tik neardykite meilės erdvės. Garsiai nesibarkite su partneriais, nors bus momentai, kuomet atrodys, kad besmegenių armijai vadovaujat. Atsiduokite laisvės pojūčiui. Šaulys. Darykite tai, ką privalote daryti, pagal visas taisykles. Jums duodama energijos dirbti, keistis informaciją ir savo turimomis žiniomis turtinti žmonių gyvenimus. Namuose neramu, dėl namų neramu. Gali kilti problemų su purvinu vandeniu. Neapsisprendžiate, ar čia jums mylėti, ar laukti, kol jūs kažkas pamils. Gali atrodyti, kad normaliai apmokami darbai tiesiog praslysta pro jūs. Partneriai rodo charakterį. Ožiaragis. Tikėtina, kad teks suktis tarp sakančių netiesą ir išvis nenorinčių kalbėtis. Jūsų mylimiems žmonėms gali pradėti augti svoris. Tai irgi graužianti pokalbių tema. Nesistebėkite, jei darbo vietoje liksite apkaltintas be kaltės. Laikas rūpinti savo karjerą, odos švara ir geru poilsiu. Lengva prisimastyti dalykų, kuriuos norėtumėte keisti. Randate slaptus priėjimus prie svarbių asmenų. Vandenis. Taupyklių tuštėjimo metas. Namuose erdvės mažėja, rūpesčių ir daiktų daugėja. Logika nuginklavo visus jausmingumus ir užėmė patogias pozicijas meilės erdvėje. Partneriai kažkur išvažiuoja ar išgaruoja. Bet ir ekstremalių situacijų jūsų aplinkoje taip pat nebelieka. Kur anksčiau reikėjo kardu mosikuotis, dabar lengvų plunksnelės mostelėjimų reikalas sutvarkot. Permainos žavingos pačios beldžiasi į jūsų duris. Žuvis. Nesipykit su įstatymais ir taisyklėmis. Kuo mažiau bendraukite su žurnalistais. Ir laiko, ir jėgų, ir noro rasi stengtis dėl savo namų. Gali kilti noras keisti baldus, sienų spalvas ir išvis namų stilių. Leiskite reikštis partneriams, padėkite skleistis jų sparnams. Solidus uždarbiai nesikuklina nusėsti jūsų kišenėse. Gimsta drąsūs ir platūs užmojai. Priimkite juos kaip savaime suprantamą dalyką. Šiuo metu esate lyg apsnūdę aristokratai. Ačiū, kad klausėte ir žiūrėjote. Šį kartą jau viskas. Iki susitikimo, kada nors, kur nors. Sėkmės!